Tai labas rytas, Inga. Labas rytas. Nu, ar skanus tavo šios dienos rytas? Tai man, žinok, kiekvieni rytai kažkaip tai vis skanėja ir skanėja. Ir Kaip iš fainai. tikrųjų ir patiekalai skanėja, ir nuotaikom, ir kažkokiu gyvenimo pobūdžiu. O tavo, Milda? Mano, žinok, visi rytai šiaip skanūs, bet labiausiai man patinka tie rytai, kai aš gaunu kažkokių labai skanių naujienų, ką nors sužinau tokio labai ilgai laukto. Ir šiandien buvo irgi tas rytas, kai gavau labai skanų patvirtinimą vienam tokiam dideliam projektui ir nuo ryto šokinėju visa iš Kaip laimės ir fainai, džiaugiuosi. sveikinu, Tai sveikinu. ačiū tau labai. Nu, aš manau, kad ir kitiem tas rytas tikrai turėtų būti skanus. Jeigu dar toksai nėra, tai po pasiklausimo mūsų pokalbio šiandienos ypatinga tema, tai tikrai skaniau gyvensis, nes turėsim konkretų tokį keisą atvejį vienos klausytojos iš po praėjusio savaitgalio pokalbio mum atsiųstą klausimą. Ir tokios situacijos tikrai daug kam kartojasi, tai va šiandien panagrinėsim atvejį, pasidalinsim savo patirtim, savo įžvalgom. Ir mūsų ta tema bus tai, kaip išdrįsti žengti tą bent pirmą žingsnį į pokyčius. Taip, į pokyčius, į kažkokį naujumą, ane, į kažką nepažįstamo. Mhm. Nes dažniausiai taigi taip ir nutinka, kad mes labai tų pokyčių visi norim ir prašom. Pildom tenai per naujus metus savo rezoliucijas, pasižadėjimus, keliamės tikslus. Viskas yra apie tai, kad noriu kažko kitaip, noriu kito geresnio darbo, noriu ne buto, o namo, noriu mašinos, noriu daugiau keliauti, noriu ten kito vyro ar kitos moters ar apskritai santykių kažkokių kitokių. Mes kažko tai norim, ko šią akimirką neturim, bet atsitinka įdomus dalykas, kad kai yra proga gauti tai, ko tu prašai, bet tam, kad tu pasiimtum, tai reikia padaryti pokytį, didelė dalis žmonių išsigąsta ir tada vat ir mum rašo, ir kolegom, kitiem specialistam rašo su klausimais, ką daryti, nežinau, ką rinktis, man čia sutikti ar nesutikti, iškyla visokios baimės ir įsitikinimai. Jo, kažkaip pasitraukė labai žmogus, ane, iš tikrųjų, bet Mhm, labai sutik, kad labai yra sunku. Mes norime savo galvoje, susikuriam kaip jo svajonę, tokią iliuziją ir išgyvenam tam tikrą netgi laimės hormoną, tada galvodamas, ane, taip, kaip bus smagu, kaip vat būsiu, jeigu padarysiu. Tai vat kodėl mes iš tikrųjų ir nededam to žingsnio. Ar mhm. nebūna taip, kad tokiam iš savo įsitikinimų tokia stagnacija, žinai, kaip privalu, kaip ar gražu ar negražu, ką pasakys, būti vertintai, nu mes Mhm. labai bijom šito. Tai labai stipriai pradedam galvot apie pasekmes, ar ne? Aš tai matau vat tą prasilenkimą labai stipriai šitoj vietoj, kad kai norim kažko kitokio savo gyvenime, labai dažnai įsivaizduojam, kad tas kitokio tiesiog ateis į tai, kas dabar egzistuoja. Nu tai va, aš gyvenu, kur gyvenu, darau tai, ką darau, va dabar su tavim kalbu, kažkokius kitus savo darbus turiu, tęsiu savo gyvenimą, tą eilinę, įprastą, rutinišką vagą ir kažkodėl įsivaizduoju, kad dabar vat gausiu skambutį į duris ir man vat ateis kažkas. Vat tiesiog, nieko nepakeitus. Tai vat mes, kai keliame sau tikslus ar norus, labai dažnai pamirštam šitą vietą. Kelionę dar savo iki to noro ir iki tikslo. Tai yra, ką aš darysiu. Ir vat kaip tu sakai, dėl ko baisu pasidaro, aš manau, tu papildysi mane. Man atrodo, kad mes tiesiog labai stipriai pradedam galvoti apie tai, o kaip tai pakeis mano gyvenimą, kas pasikeis jame ir pirmiausia apie tos blogus scenarius. Vat kas nutiks blogo, dabar mano rutina susigriaus. Aš dabar gal turėsiu išvažiuoti kažkur. Aš galbūt turėsiu išmokti kažko naujo. Kaip man seksis, aš nežinau. Ir žodžiu, mes norim pokyčių, bet jų labai bijom. Bet Milda, žinai, čia tame, kaip tu sakai, aš išvažiuosiu, aš padarysiu, tai čia būtų dar geras variantas, bet mes apie save negalvojam kaip aš. Mes ką Mhm. galvojam? O, paliksiu vaikus, Taip. paliksiu vyrą, nuskriausiu uošvienę, nuskriausiu tėvus, įžeisiu. Va Mhm. tas, žinai, mes ne apie save netgi linkusios Mhm. galvoti, kad kaip aš padarysiu. Tai čia būtų dar kažkaip lengviau galbūt, Mhm. bet mes iš karto apie kitą. A,
va kaip vaikas išgyvens, va kaip vyras dabar, kaip vienas pasitaisys valgyti be tavęs. Ir va Mhm. tas ir pradedi, nu ką darai, kaltint Mhm. save, ne, kad kaip be tavęs, nu visas pasaulis sugrius. Mhm. Juk jeigu tu kažką pakeisi, kaip kortų namelis, Taip. viskas pradės griūti apie Mhm. tave ir mes va šito labiausiai bijom. Aplinkos reakcijos. Aš kaip tik turėjau pokalbį su viena pažįstama, kuri labai ilgą laiką svajoja išvažiuoti viena į solo kelionę. Ir niekada gyvenime dar tokios nėra turėjus, jau ten apie 40, žinai, metų. Ir aš paklausiau irgi, o kaip tai niekada, o kodėl? Nes jau net aš atrodo, nu, su savo krūvais įsipareigojimų vis tiek esu leidus sau pakeliauti vienai. Ir tai buvo geriausias mano patirtis. O kodėl? Tai negaliu darbo palikti, tai dabar vaikas, tai čia tas, tai čia tas. Grynai, ką tu sakai, va, aplinkos tas poveikis, žinai, reakcija. Bet kas po to nutinka, kai labai stipriai su ta aplinka susitapatini, oi, tada viduj atsiranda pyktis ant savęs, kad tu nedrįsti dėl savęs kažko padaryti. Tik aišku, didelė dalis žmonių to pykčio ant savęs nesupranta, kad ant savęs pyksta, bet jį nukreipia ant tų kitų, kol galiausiai prasprogsta. Iš pradžių faina tais kitais rūpintis, po to pradedi pykt, be manęs čia niekas nesusitvarko, čia viską aš turiu daryti, aš dabar negaliu išvažiuoti dėl to, kad be manęs nesusitvarkys, tu pradedi pykti ant kitų. Tai va čia labai yra verta kartais tikrai atkreipti dėmesį ir pasityrinėti, žinai, o per tą abejonę arba nedrąsą žengti kažkokį žingsnį, o kokie jausmai aplanko? Kokie jausmai aplanko, kokios mintys aplanko ir kaip tai po to reiškiasi kasdienybėj? Tai va, svarbiausia, aš matau, kad ta nežinomybė, va, kai tu net nežinai, gal kitas net nežino savo jausmų, o jeigu ir patiria juos kaip naujus, tai irgi gąsdina, nes tu nesupranti, ar tu bijai, ar tu pyksti, ar tu tiesiog neprisėmė atsakomybę, nu labai tie jausmai susipainioja, ar tai gėda, ar tai kaltė, ar dar kažkas. Ir aš galvoju, nu iš tikrųjų labai sunku tą pirmą žingsnį. Bet aš, žinai, kokią frazę visada sau, pavyzdžiui, naudoju. Mhm. Aš kažkada jaunystėj, man teko patirti tokią situaciją, skaudžią labai. Aš mačiau savo babytę gulinčią patale, kuri mirė nuo vėžio. Mhm. Ir jinai žinodama, kad jai liko savaitė ar 2 savaitės, man gal buvo, nežinau, 18 metų. Ir aš kambarį netyčia atsiradau šalia durų, kai šnekėjo bočiukas įėjęs ir va ta babytė guli lovoje. Ane, mes visi žinojom, kad jau jinai gydosi stipriai ir nežinojom, ar pasveiks ar ne. Ir toksai dialogas. Jinai sako jam, savo vyrui, aš visą gyvenimą pragyvenau, man laikas išeiti pas Dievą ir aš neturiu ką prisiminti. Milda, tu patikėk, tada kambary man kažkas kaip žaibas į mano galvą įkrito, aš žinok negalėjau patikėti, netgi dabar graudinuosi, kad žmogus pragyvenęs, tai yra mano babytė, visą gyvenimą, tai yra 60 buvo jai 3 metai. Jinai mirties patale, vat sako garsiai jam tokius žodžius. Tai aš galvoju, Dieve, tai kaip reikia gyventi, kad tu tame mirties patale gulėtum, šypsotumės ir sakytum, ačiū Dievui, kokį nuostabų gyvenimą gyvenau. Mhm. Tikrai taip. Labai stipri patirtis, tai ką tu sakai. Tai aš visada man grįžta tas vaizdinys ir tas sakinys kaip priminimas man. Inga, gyvenimas, žaidimas, iliuzija. Dėl kitų nereikia niekada gyventi. Gyventi reikia dėl savęs. Ir jeigu tu nepadarysi šiandien to pirmo žingsnio, vadinasi, mirties patale galėsi pasakyti tą patį sakinį, nes gyvenai dėl kito. Ir kelio atgal nebus. Ir Ne, kelio ir atgal kelio nebus. atgal nebus. Tai va. Pratęsiant tavo tą temą, žinai, dėl to pirmo žingsnio, dėl aplinkos labai poveikio, aš tada gal trumpai nuasmenintai be abejo pasidalinsiu tą situaciją, kur mums klientė parašė ir iš ko mums gimė irgi šita tema. Taip. Kad labai daug metų žmogus dirba toj pačioj įstaigoj, tą patį darbą ir jaučiasi išsisėmęs. Tikrai dažnai nutinka, ar ne? Per ilgą laiką, kai kartoji kasdieną tą patį,
Ir norisi kažko naujo, bet sau neįsivardina. Ir kaip ir yra pasiūlymas kilti aukščiau į vadovaujančias pareigas, bet tada tampa labai nedrąsu, nes vis atrodo, kad nesugebėsiu tobulai. Ir klausia, tai ką toliau daryti, kad neužsibūčiau ten, kur esu ir kad tobulėčiau. Tai va čia atsakymas, nu pradėti nuo to mažo vieno žingsnio. Niekada nenumatysim iki galo visų pasekmių. Tai jūs įsivaizduokit, ar ne? Esam dabar kažkokioj savo toj pozicijoj, tai mes tik iš jos galim vertinimą daryti su ta patirtim, kurią jau turėjom, kai iki čia atėjom. Iš to naujo savo vaidmens, taigi mes dar jo nepažįstam. Realiai matom, kaip su tuo, tarkim, tvarkosi kitas žmogus, bet mes jo nepažįstam, dar tose batuose, tose rogėse nebuvom ir galėsim pasakyti tik po to. Bet čia klausimas yra, ar aš norėčiau leisti savo bent pabandyti, pasimatuoti tai, ką tai reiškia, numetus be abejo tą žodį tobulai, nes čia yra sau didžiulis lūkestis, kuris ir stabdo šitoj vietoj. Bet bent jau leisti sau pabandyti ir su smalsumu patyrinėti ir tada nuspręsti, ar man tai tinka ar ne. Ir šalia mes turim kitą variantą. Ar aš galėsiu, aš tai sakyčiau, užsiduot klausimą, ar aš galėsiu gyventi su tuo jausmu, jeigu niekada taip ir nepabandysiu. Ar man bus su tuo taika? Nes jeigu tos taikos nebus ir tas kirminukas toks greuž, o jeigu, tai eiti ir pabandyti, nes nėra nepataisomų dalykų, kol žmogus yra gyvas, ar ne? Netinka, nesigauna, per sunku, nepatinka. Visada galima bus grįžti atgal ten, kur tu buvai, ar ne? Tikrai Ta taip. pozicija kalbant, visada spėsi grįžti atgal. Bet ar bus kitą kartą proga palypėti dar aukščiau ir pasityrinėti ir pabandyti? Va čia klausimas. Ką Tai man, Inga žinai, pamanai? jo, aš dar galvoju, vat su žodeliu tobulai, vat vėlgi žmogus visą laiką ieško, nu, save kažkaip vertina ir ieško, kas yra tobulai. Tai aš irgi kviečiu labai išsirašyti galų gale. Žodį parašo tobulai ir kas po tuo slypi. Kaip atrodytų tavo darbas ar tavo žingsniai tobuli. Vat konkrečiai, ką tu darai? Kur eini, ką sakai, ką dėvi, ką, nežinau, kuom kvepi, su kuo bendrauji, gal viską reikėtų aprašyti. Kas yra žodis tavo tobulai? Nes kas man tobulai, Mildai turbūt visiškai netobulai ir atvirkščiai. Mhm. Ir kas Mes iš to? suvokiam žodį, netgi va žodžius Taip. visiškai Taip. skirtingai, nes vat, jeigu įsivardintų žmogus savo tobulumo reikšmę, tada suprastų, kad tobulumas greičiausiai susideda iš tam tikrų žingsnių. Tai Taip. va tuos žingsnius galima pradėti eiti, daryti. Kažką tai sakyti, kažkokį susirinkimą pravesti, kažką pareflektuoti, kažkokį straipsnį perskaityti, nežinau, dalintis, apsirengti, atrodyti kitaip, ne, įvaizdį kitą susikurti. Jau įlipant į tuos batus, truputėlį pasimatuoti, kaip atrodo ten, kur tu nori eiti. Labai nuostabiai Inga užvedė ant kelio, kad labai svarbu yra tikrai pasižiūrėti, kokią prasmę aš sudedu į tą žodį. Tai vat tai moteriai irgi atsakyti savo į klausimą, ką aš sudedu į tą žodį, kas yra tas tobulai man. Ir aš dar noriu vieną dalyką čia pridėti, ką pastebiu iš savo tos praktikos, kad tas noras padaryti tobulai labai dažnai yra toksai kaip ir įsivaizdavimas, kad jeigu aš padarysiu tobulai, nu kad ir pagal save, greičiausiai tai net pagal kitų kriterijus, kaip kitiem taip atrodo, tai kažkokia tada vat, kažkokį tai suteikia lyg tai saugumą, nes niekas negalės prie manęs prisikabinti, nes yra tobula. Vadinasi, nebus blogų komentarų, nebus priekaištų, nebus kažkokios neigiamos reakcijos, nebus kažko tokio, ko aš vengiu ir nenoriu ir bijau, ir man tada nereikės su tuo tvarkytis. O kol nežinau, kaip tai padaryti, kad viso šito, ko nenoriu, nesulaukti, aš sėdžiu kaip agurkėlis loikė, marinuojas, nieko nedarau. Tai čia dar sakyčiau įsivardinti, žinai, o jeigu jau bus tobulai, tai pirma, iš ko aš suprasiu, kad yra tobulai ir ko man tas tobulumas padės išvengti ir pasižiūrėti, ar tikrai čia vienintelis būdas taip perfekcionistiškai žiūrėti, kad išvengti tam tikrų nemalonių dalykų, ar gal yra kitas būdas, kaip jų išvengti, arba dar geriau, jeigu ir nutiktų, kaip galėčiau aš kitaip su tuo tvarkytis.
kad tai nesugriautų mano svajonių, nes dabar dėl kažkokių baimių, nerimą keliančių minčių, aš neleidžiu pati sau augt. Aš jau noriu, jau aplinka rodo, kad žiūrėk, nu gal jau laikas. Ir aš vis tiek dar to nedarau. Nu tai tiesiog mylėkim žmones tą savo gyvenimą ir pasiimkim tas galimybes, kurias mum duoda. Nes jeigu mes jų nepaimsim, paims kiti. O Tikrai. jeigu labai daug kartų nepaimsim, tai ar mum dar norės gyvenimas tų galimybių duot? Jisai priims kaip atsakymą, kad nu tai ir nereikia. Tai Žinai, čia ir vertinkim. taip, ir labai nusivilsim savim, žinai, tas toksai gaunas, kad tu visada kiekvieną kartą žadėdamas, norėdamas išduodi save. Mhm. O kūnas irgi tavo gyvas ir siela evoliucionuoti turi, žinai, ir kai tu neduodi to peno, to maisto, nu kas gaunas, va kaip tu sakai, agurkas marinuojas ir dar užsivakuoji taip Taip. stipriai, kad net neišlysi iš ten Mhm. niekada. Tada reikės jau tikrai kaučerės kažkokios geros, kuri atidarytų tą slovykėlį, žinai. Mhm. Ir nu, taip yra įdomiai labai jo su tuo pirmu žingsniu. Bet Milda, va tu irgi pasidalink, ką tu darai asmeniškai, jeigu vat nori pokyčio ir kokie tavo pirmi žingsniai būna? Mhm. Aš tai pasakysiu truputėlį dar nuo atgal, nes Mhm. mano gyvenime buvo toksai periodas, dabar džiaugiuosi, kad yra šiek tiek kitaip, nes aš tiesiog supratau, kas čia vyksta. O periodas buvo toks, kad labai daug viena po kitos sekė tokių neigiamų, sunkių patirčių. Ir tai labai dideliai daliai žmonių yra motyvas veikti ir tą žingsnį žengti. Tai yra ne tada, kai viskas, žinai, gerai auga, tobulėja, bet pradeda norėti, tarkim, daugiau uždirbti ir daugiau daryti, kai iš viso ten apskritas nulis tavo sąskaitoje. Kai jau visai nieko neturi, tada tik pradedi išjudėti. Tai žodžiu, kaip ir motyvacija buvo, nu, negandos tokios. Ir aš pradėjau gilintis, tai galvoju, blemba, bet aš nenoriu, nes nu tik tai atrodo išsprendžiu problemą, tik jau galiu atsipalaiduot, nurimstu ir vėl kita problema, ir vėl aš turiu spręst. Ir aš galvoju, kas čia per kažkoks užburtas ratas, aš taip nebenoriu, man per sunku. Ir tada sužinojau, kad, taigi motyvacija veikt dviem kryptim yra. Arba siekiant kažko išvengti, ten bado, skurdo ir nelaimių, arba į ateitį siekiant tikslų, siekiant savo svajonių. Ir aš supratau, kad aš buvau šitą dalyką pamiršus keltis kažkokius ten savo norus, svajones, pagalvoti apie tai ir pradėjau daugiau skirti tam dėmesio. Kurtis tas idėjas, tam tikras vizijas, kaip aš noriu, ko aš noriu, tai yra kryptis atsirado, kad aš dabar nebenoriu bėgti nuo kažko, bet aš geriau einu ir žiūriu, į ką aš noriu eiti. Ir tas kelias man taip sušvelnėjo, realiai taip sušvelnėjo, nes aš pajaučiau, kad tiesiog einu pirmin nuo labai smulkių dalykų. Aš visą laiką sakau, kad pirmiausia yra svarbu, kaip laikaisi pažadų savo kasdienybei mažuose dalykuose. Vat ką Inga, tu sakei, ar ne, savęs neišduot. Tai jeigu aš sau pažadėjau, kad aš šiandien ten einu pasportuot vardan savo sveikatos, tai aš šiandien ir nueinu. Jeigu aš sau pažadėjau, kad aš šiandien ten valandą skirsiu paskaityt knygą, tai aš šiandien ir skaitau. Nes į kuo daugiau kartų savo pažadus sau dėl savęs mes nukelsim, atidėsim arba iš viso eliminuosim, tuo bus sunkiau išvis kažką gyvenime daryti, kalbant apie didesnius dalykus. Tai aš tą žingsnį žengiu kiekvieną dieną sąmoningai sau planuodama tam tikrą laiką, kuris mane artintų prie mano geresnės sveikatos, prie mano geresnės būsenos, prie dar kažkokio ten gilesnio išsilavinimo, kad pasportuoti, paskaityti, kažkaip susidėlioti, kad ir savo laiko būtų, kad šeimai laiko būtų. Ir aš žiūriu į tai kaip į apskritai mažus rutininius dalykus. Taip, tai sakykim vis tiek aš girdžiu, kad kaip ir disciplinuoti gerai būtų savo laiką, ne? Tiesiog Man iš to, taip, taip, nes iš aš tada tokio. žinai Aha. dėl ko? Nes aš tada kiekvieną kartą, kai sau susidėlioju pirmiausia, vat kas man yra svarbu apie mane, aš tada kiekvieną kartą gavus kažkokį tai va, pasiūlymą, klientą, kvietimą ar kažką, aš jau matau vizualiai, kaip atrodo mano dienos, ten savaitės, mėnesio planas, negalvoju, bet užrašyta. Ir aš labai aiškiai tada suprantu, kur aš darau pasirinkimą.
ar aš savo asmeninį kažkokį laiką, kurį pasižadėjau sau, dabar pastumiu dėl kito žmogaus kažko ir kaip aš su tuo jaučiuosi, ar aš atrandu galimybę suderint. Ir tada nebelieka to pykčio sau, žinai, kad vėl dėl kitų, nuo ko mes pradėjom, vėl kitiem, vėl dėl kitų, man pačiai laiko neužteko, aš viena to negaliu, aš to negaliu, nes be manęs negali. Tai ne, aš sau pasiskiriu kaip pažadą, ką aš dėl savęs darau kiekvieną dieną ir visus kitus dalykus apsidėlioju aplinkui. Ir labai įdomus atsiranda, žinok, reiškinys. Per tai atsirado daugiau sau pagarbos, sau kaip asmenybei ir lygiai toks pat atsakas yra iš išorės. Tada jauti, kaip aplinkiniai gerbia tavo pasirinkimus, gerbia tavo laiką, gerbia tave, kai ir tu pasakai ne, nes žino, kad priežastis, autentiškas tavo gyvenimas ir žino, kaip gera su tuo yra gyventi. Tai matai, iš tikrųjų, vėlgi, kai tu rodai tokį pavyzdį savo šeimai, aplinkai, visi neklauso tai, ką tu kalbi ir jeigu tu to nepadarytum, gautųsi, kad visada priešprieša. Taip. O tu savo veiksmais, kaip ir labai daug nekalbėdama apie tai, bet darydama, rodai labai gerą konkretų pavyzdį, kad taip aš šiandien išeinu gerti kavą su drauge ir tai bus kiekvieną ketvirtadienį ir tu tai kaip užtvirtini savo veiksmais. Taip. Nes tikėk, dauguma žmonių, žinai, yra tas. Noriu, o ką darai, klausi? Nieko nedarau. Vieną dieną atsikėliau, kitą dieną biškį paskaičiau ir viskas. Ir tas yra, žinai, kad aplinka, ką pradeda, kaip ir griaužti, jas tave. Ane, jeigu tu pats nesilaikai savo pažado, visada, kaip dainuoji tokią dainą, oi, kaip aš nušvisiu, kokia aš protinga, o sėdi ir mezgi kojines pastoviai prie Santa Barbaros. Tai vieną sakai, kitą darai. Ir kaip kitam žmogui yra sunku suprasti, tai ar tu nori, ar tu nenori. Nes žodis nori, mes kitus suprantam pagal veiksmus. Tikrai taip. Jeigu jisai sako nori, tai aš taip ir suprantu, kad žmogus sako, aš noriu ledų, nueina juos ir nusiperka. O ne taip, sako, aš noriu ledų, nueina, užsisako cepeliną. Tai kaip suprasti, tai ar tu nori tikrai, ar tu nenori. Tai čia kas gauna, žinai, toksai ir kiti dėl to galbūt labai sureikšmina tą, nepadeda galbūt tau siekti, nes jeigu tu makaliojas pats visada savo noruose ir veiksmuose ir jie tokie priešpriešą važiuoja į dešinę, į kairę, o ne į centrą abu, ir kitiems sunku tave suprasti, o tu pats viduj pagal neuroedukaciją sako, kad netgi kūnas tavo nebetiki tavimi, jeigu tu pameluoji daugiau nei 3 kartus. Tu sakai, aš noriu skristi, pavyzdžiui, viena. Vienas kartas gali skristi ir sakai, ai, ne, čia man vyras paliks vaikai. Antrą kartą gali skristi, bet, oi, ne, žinai, darbas negaliu. Tai trečią kartą, kai pasakysi ne, tavo kūnas patikės, kad tu apgaudinėjai jį. Taip. Ir labai įdomus tas toksai, ne? Kaip tu sakai, labai fainai yra nuo mažų žingsniukų atsikelt ryte ir aš irgi tokią emociją atsikeliu ryte nuo labas rytas Ingutė, labas rytas brangioji, saulytė, bus pati nuostabiausia diena. Aš jau su tokia afirmacija atsikeliu, tada atsikėlusi paklausiu iš karto greitai savęs, o kas būtų tas geras jausmas ir geras veiksmas, kuris pripildytų mano rytą. Tada arba einu kavą darytis, jeigu tai apie tai, o kitą kartą išeinu pasivaikščioti iš karto, kitą kartą einu bėgioti, kitą kartą einu rašyti. Ir reikia tą būseną galbūt susirasti, išsigryninti gal ją, kaip sakykime, išsigryninti, kad žinotum, koks jausmas yra tavo varomoji jėga. Aš rytais keliuosi sau tokį klausimą. Ką šiandien noriu patirti? Per šiandien dieną. Ką aš šiandien noriu patirti? Ar šiandien noriu patirti nuotykį, ar noriu patirti kažkokį džiaugsmą, ar noriu patirti kažkokį tai, dar kažkokį kitokį ypatingą jausmą, kažkokią patirtį. Gal noriu kaip tik labai ramios, nuosaikios, harmoningos dienos. Ir pasiprogramuokit save tiem dalykam, kurių iš tikrųjų norit ir ką Inga sako, laikykitės irgi savo žodžio, turit 3 bandymus, apgausit save, po to ir gaunasi, kad labai sunku save įtikinti ir su savim susitarti, nes prisikuriam patys labai daug savo vidinių prieštaravimų ir aplinka mum irgi tą rodo.
Ir labai paprastas dalykas. Nelaukit, kol aplinka jums duos kažkokį impulsą ar pasikeis, kad jūs galėtumėt kažką. Pradėkit nuo savęs. Tai yra tai, kaip jūs pakeisit save ir savo vidų, tokį atsaką gausit iš išorės. Paprasta. Labai Tai va, taip. tai taip ir pradėti žengti pirmą žingsnį, tiesiog jį žengti. Kad ir Tiesiog. kažkokį, mažą. Čia kaip tam posakį, žinai, jeigu negaliu bėgti link savo tikslo, tai aš einu link savo tikslo, jeigu negaliu eiti link savo tikslo, tai aš šliaužiu link savo tikslo, jeigu nebegaliu ir šliaužti, tai aš tiesiog guliu ir žiūriu į savo tikslo kryptį. Tai bent tiek, nu bent va tiek. Bent jau tiek, bet o aš tokį, kaip ir tokį skanesnį vyšnę ant torto, kad būtų tokia atgaiva, tai vėlgi tame posakė, kaip sako, jeigu tu įsivaizduoji savo mintise, kad tu gali tai padaryti, vadinasi, tu ir gali. Teisingai. Labai pritariu šitai minčiai. Tai ką, mėly mūsų, daug tikrai išgirdot skanių pasidalinimų ir minčių, ir įžvalgų, ir netgi praktinių užduočių, ką galit padaryti dėl savęs ir praktinių klausimų, kuriuos galite savo užsiduoti, kurie tikrai padės išjudėti iš to taško, kuriam pastrigot galbūt. Kaip visada su Inga labai lauksim jūsų klausimų, ar komentaruose, ar asmeninėse žinutėse, rasit mūsų abi tikrai ir Facebook'e, ir Instagram'e, tai visur esam pasiekiamos, galit kreiptis rašyti. Ir lauksim jūsų feedbacko, kuris mum labai labai nuostabiai padiktuoja ateities temas, nes norim atliepti tai, kas jums iš tikrųjų yra prasminga ir svarbu. Taip, taip. Tai Tai va. labas rytas visiems. Tikimės, kad truputėlį pasiskaninot kažkokiais mūsų juokeliais ar patarimais, ar tiesiog laiką užpildėm jūsų ir galbūt truputėlį įkvėpėm jūs žengti tą pirmą žingsnį. Tai skanios jum dienos.